Sveiki žvejai ir nežvejai, laivybos mylėtojai. Mes šiandien turime reikaliuką vėl patikrinti vieną laivą. Yra tam tikrų klausimų pas klientą. Tai vat atsivarėme šitą laivelį prie ežero ir net nežinom, kas yra po tentu. Mes jau užvažiavom preliminariai ant svarstyklių. Kaip sako, metras. Kas gaunasi? Metras milijonas, o ne? Op, kas čia gaunasi? Nu, atkabina, ne? Aha. Nu, kaip ir 670. Ir nėra pat nesilaikė ant trosų, ne? Ne, atleista buvo. Gerai, tvarkoj, dėkui vyrai. Tai nepriduodat, ne? Nu, tai atmetus apie 150 kg dar su atsarginiu ratu šitą priekabą, tai šitą komplektėlio svorį mes turime 500 kg ir motoras stovi 20 arklio galių. Tai turbūt nepaslaptis, kokią mes čia norim rasti atsakymą ir paspręsti reikaliuką, ką čia galima būtų padaryti. Kokių žmogų sprendimų ieškojo. Štai uždėtas šitas hidrofoilas, bet gyvenime teko hidrofoilą išbandyti ant savo laivo. Ten buvo sprendžiama problemėlė dėl delfinavimo, bet su to hidrofoilu mums sumažėjo greitis plaukimo. Vienu žodžiu, jis mums nepadėjo ir teko jį nusiimti. O šitas, matau, čia firminis, viskas tvarkoj, bet štai šita briaunelė man tokių kelia klausimėlių. Tai va dabar reikėtų įsivaizduoti, kokią tai daro įtaką maksimaliam greičiui. Nu, jie iš plastiko tokie, gana masyvus. Prašau atkreipti dėmesį, aš jums įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo šita standartinė valtis, Brema 400 V fishingas. Ir kas žmogaus yra padaryta čionai. Lietuvoje turime puikių auksarankių, net nežinau, ar žmogus samdė meistrus, ar pats visą tą dalyką darė. Nuostabiai padarytas darbas, suformuotos platformos, konsolė savadarbė. Čia viskas perdaryta. Grindyse stacionarus kuro bakas. Nu, trūksta žodžių. Vienu žodžiu, labai fainai padaryta viskas. Labai gražus laivelis, firminės kėdės, stogeliai. Nu, puiku. Viskas puiku, bet yra bet. A, gerai, sustok. Ko, jie nuleista pilnai? Jo, pilnai nuleista. Aha. Buvo nedaleista. Nuleista. Bet jis kažkoks tai savo sūkiuose. Koks kaip neišsisukantis. Tai jisai ir neišsuks, neišstums jisai šitą laivą. Piesto pastatyti. Labą dieną. Čia Aida Romas skambina iš Valtinės. Nu, tai pirmas įspūdis mano yra tai komplimentai jums už jūsų tokį gražų darbą padarytą. Fantastika. Čia jūsų rankų darbas ar samdėt kažką tai? Nu, nieko savo. Patys geriausi įspūdžiai. Dabar prastesnės naujienos. Čia įsibėgėjom iki 31 km/h greičiu, bet vos ne visą Durių ežerą reikėjo perplaukti, kol biškį priekį nuėjau, tada truputėlį tada atgal nuėjau, tada, vienu žodžiu, šiaip ne taip mes ten įsiglisavo. Sakė, hidrofoilą žmogus nesenai išbandė, bet nedavė jis reikiamą rezultatą. Aš atkau, su tais hidrofoilais, tai čia įdomu, kaip tie savadarbiai, tokie šiufeliai geri, skardiniai. Toks jausmas, kad jie geriau turėtų dirbti. Tas hidrofoilas turi briauną gana storą tokią. Gerai, einu priekabos. Sraigtas 10 originalas, o pas tą 10 irgi. Nu, neiškia. 10. Sakoma, nepabandęs, nesužinosi. Dabar ant valties uždėtas yra 20-ukas standartinis
Tohatsu su originaliu sraigtu. Susijungia. Nelaukus reikia eiti priekį. Kiek, Raimondai? 25. Bet greičiau. Yra skirtumas. 36, 36,5, bus 37. A jeigu į priekį paeik? Tuoj. Dabar vėjas pakilo. Paeik į priekį. Aš pagal bangą matau, kad kitoks glysas. 34,5. 34, gerai, pas save į galą. Gerai, aš tuoj nufotkinsiu. Va, ribotuvas. Nežinau, viskas aišku. Kažkas su motoru jau yra. Ir aišku, valties svoris. Bet ir motoras, kodėl? Nu, tarkim, pats motoras ten sunkesnis, ne, kažkiek kilogramų, hidraulika. 5 gal, man atrodo, padidėjęs svoris jo. Nu, ar 10 kokiu, ne? Nebus 10? 57, 64, gal taip. Nu. Va, 3,7. Šiaip galima gyventi jau. Aišku, kavitacinė aukščiau dar reikėtų. Nesimato jo. Jo, Bet va, jau ribotuvas. lemputės užšviečia. Tai sakau, ribotuvas. Bet kavitacinė nėra dar. Tiek žinių, lipu aš į krantą ir bandymas baigtas. Kaip reiškia viskas buvo? Mes pasibandėm vieną laivelį, tenais buvo klausimai apie glysas, neglysas, per kiek laiko išsikelia ir taip toliau. Vienu žodžiu, pasidarėm tokį bandymą, įsidėjom tą video į savo paskyrą valtinės, į YouTube paskyrą, į savo kanalą. Ir atsirado vienas komentaras, kai žmogus sako, kad mes turiu įsigijęs brėmą, bet turiu problemėlių, kad jinai neplaukia, neglisuoja, sunkiai keliasi. Tai susiradom mes žmogų vardu Aidas, su juo pakalbėjom, aptarėm tą klausimėlį. Sako, esu, sako, aš tenais įdėjęs papildomų elementų, tą valtį perdaręs, baką įdėjęs į dugną. Vienu žodžiu, mes darom plaukimą su jo 20 merkurių. Sunkiai mes išsikeliam, nežinau, vos ne visą Durių ežerą praplaukėm, išsikeliam. Ką mes ten buvom išspaudę? 32? 32, jo, 32 kilometrus, tenais šiaip netaip išspaudėm. Bet tai čia 32 gal labai jau maksimum. Jo, labai maksimum, tenais pavėjui gal gavosi, dar kažkoks momentas, ten truputėlį pavaltį tą pasivaikštant. Grįžom į dirbtuvės. Sukeitėm variklius, atlėkėm vėl į Durius, įsimetam dabar Tohatsu. Reiškia, ar Tohatsu, ar Merkuris jėgainė yra lygiai ta pati, tik tai, kad šitas mūsų motoras neturi hidraulinio pakeltuvo. Tai ten kokie 5 plus kilogramo šitas variklis lengvesnis. Bet kubatūra ta pati, motoras lygiai toks pats, sraigtas 10 žingsnio buvo ir ant to variklio, ir ant šito variklio. Originalai būdavo. Jo, buvo originalai sraigtai.
Ir kai atsisėdom dabar plaukt, nu ką, visai kitas, nu nepasakysiu ten dangus ir žemė, bet iš karto pasijuto, kad mums nereikia praplaukti visą ežerą, išsikelti į glysą, per kokias ten, sakykime, nežinau, 15 sekundžių, gal 20 sekundžių mes išsikėlėm į glisavimą. Vienu žodžiu, momentais būdavo greitis 38 km. Ne, 38, kada tu vienas buvai. 30. Jo, 37. Dviese 37. Tai, nu ką, motoro reikalas. Nes mes į šitą Tohatsu irgi šiek tiek sukėlėm, tas motoras pas žmogų irgi buvo šiek tiek sukeltas, reiškia, ieškant tos geriausios padėties, kad kavitacinė plokštė būtų su dugnu, reiškia, toj linijai pagal visas teorijas teisingasias. Tai dėl to gal ten skirtumas negalėjo būti didelis. Nu, nežinau, dėl motoro reguliavimo, nu, koks nors, tarkim, teoriškai 1 kmh. Gal čia geriau pavyko, gal ten blogiau pavyko, bet iš esmės tai yra reikalas, kad pas žmogų tas motoras kažkas su juo negerai.